Naujoji Andrėjaus Makino knyga lietuvių kalba Moteris, kuri laukia, puikuojasi perkamiausių knygų 10-tuke. Tačiau skaitytojai nepamiršta ir jau keletą kartų perleisto garsiausio šio autoriaus romano Prancūziškas testamentas. Kaip šį rašytoją atrado žurnalistas Valdas Puteikis ir kokį įspūdį jam paliko autobiografiškiausias Makino romanas. Rusų kilmės prancūzų rašytojas Andrėj Makin man tapo atradimu 93 metais, skaityto Alba leidykla išvertė jo pirmąjį romaną Prancūziškas testamentas. Iš pradžių kiek skeptiškai žiūrėjau į tokį kūrinį, kadangi ką gali rusas išmanyti apie prancūzus. Tačiau išmano daugiau, negu galime tikėti. Šitą istoriją jo papasakota dviem paralelėm tarp Rusijos ir Prancūzijos, per veikėjų charakterius, per senelę Šarlotę, kuri išgyveno prancūzišką dvasią Sibire. Šitą istoriją pasirodė labai unikali. Ir be abejo, kad šitas vertas ir Gonkūrų, ir Medici premijos, kurias jisai gavo tais pačiais metais, 93-aisiais. Kad šitas kūrinys yra tobulas, rodo ir ne tik premijos, bet ir prancūzų pačių susidomėjimas. Prancūzai šitą autorių žino ne mažiau, rusų kilmės pabėgusi iš Sovietų Sąjungos 90-mečio pradžioje, žino ne mažiau ir skaito jį metro, teko matyti Paryžiuje, skaito šitą kūrinį metro, ko gero panašiai kaip skaito klasikus rusų, prancūzų kalba žinoma, tai Dostojevskį, Čechovą, Tolstojų.